Rugsėjo 18-ąją iškilminguose Kauno muzikinėme teatre vykusiuose apdovanojimuose paaiškėjo, kurie ES fondų investicijų projektai konkurse Europos buris 2024 nusipelnė ne tik garsių aplodismentų, bet ir komisijos bei visuomenės įvertinimo. Jau ne pirmus metus vykstantys apdovanojimai labai svarbus įvairioms šalies bendruomenėms, sako finansų ministrė Gintarė Skaistė. Man atrodo, kad geriausių ES projektų parodimas leidžia ir įkvėpti naujus kūrėjus, pamatyti geriausius pavyzdžius, bet pačiu pamatyti, kad tie darbai yra vertinami, jie yra svarbus, reikalingi, jie prisideda prie Lietuvos ateities. Esam įsteigę keletą kategorijų, tai darbų sulaukiame iš įvairiausių sričių, tačiau, sakyčiau, įdomiausi projektai būna iš tų sričių, kurios yra susijęs su technologijų plėtra, nes tikrai žmonių kūrybingumas Lietuvoje yra įspūdingas. Jau 16 kartą vykstantys apdovanojimai tik patvirtina, kad ES investicijos yra visur, sako ministerijos atstovai. Iš ties labai svarbu ne tik tai tie, kurie laimi, bet ir tie, kurie dalyvauja, nes gali pasidalinti savo gerosiomis patirtimis, tas svarbu ir naujiem dalyviam, ir naujiem žmonėm, kurie rašo kitus projektus, pažiūri geriausius pavyzdžius, pasisemi naujų patirčių ir man atrodo, tas dalinimasis gerąją patirtimi taip pat yra labai svarbus. Specialią vertinimo komisiją, peržiūrėjusią beveik 100 skirtingų projektų, sudarė mokslo, verslo, švietimo, kultūros ir visuomenės atstovai. Komisijos narys Tautvydas Mikalajūnas tikina, prisidėti prie tokio projekto didelė garbė. Šis projektas yra apie tai, kad padėti žmogui, paprastam žmogui, vaikui, seniorui, bendruomeniai, galų gale visuomeniai, bet kuriam Lietuvos mieste ar krašte, bet kokiamis įmanomomis priemonėmis, kokie tik tais žmonių fantazija leidžia. Didžiausia vertė šaliai kuriantis projektai kaip ir kasmet buvo apdovanoti 7 kategorijose už investicijas į inovatyvius sprendimus, darnią aplinką, šiuolaikinę mokyklą, šiuolaikinę mediciną, bendruomeniškumą, žmogų, inovacijas versle bei L-rytas LT skaitytojų favoritai. Nemaža motyvacija eiti tolyn, tikėti tuo, ką darai, nes gyvendinom projektą ir kas toliau, tada tai ne tik sukūrė technologiją, bet turi žengti kitą žingsnį, kaip visą tą įdiegti, kad tas pridėtinę vertę pajustų tie žmonės, dėl kurių mes čia dirbam ir kad visą tai turėtų ateitį. Tikimės, yra sukurta technologija, kuri leidžia prognozuoti, kokia bus ligonių patyrusių smegenų aneurizmos plyšimas smegenyse, kokia jų turėtų būti gijimo eiga. Ir šitos sukurtos technologijos, mes tikimės, leis geriau prognozuoti ir geriau parinkti tinkamą gydymą tokių ligonių gydymui ir gerinti jų klinikinės išeitis. Jaučiamės gerai. O dalyvavome jau 2 metus. Mes ir iš 2 metų laimėjom, tai dėl to labai džiaugiamės dvigubai. O ką duosim, tai tikimės, kad to dėmesio daug ir labiau matysimės, labiau girdėsimės ir dar sulauksime daugiau dalyvių projektą, kuris šiais metais jau yra pratęstas dar 3 metams. Matai, kad žmonės tavim tiki ne tik komanda, atkreipia dėmesį ir finansų ministerija ir džiaugiamės, kad yra toksai kaip palaikymas toliau eiti šituo keliu. Dėl pergalės Europos burų 2024 projekte šiemet varžėsi beveik 100 projektų, prisidėjusių prie geresnio gyvenimo Lietuvoje kūrimo. Šių metų apdovanojimų renginys buvo skirtas Kauno modernizmui, kadangi lygiai prieš metus įsitrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.